O ką reikia pasakyti, kad tavo ir mano širdis patikėtų, kad jis myli tave ir mane? Ir kaip jis turi tą dalyką pasakyti, įrodyti, kad aš ir tu patikėtume? Mėly broliai ir seserys, ką tik girdėjom didžiojo ketvirtadienio Evangeliją ir galėtumėm sakyti, kad tą Evangeliją galėtumėm pavadinti dviem žodžiais. Vienas neliteratūriškas žodis, kuris skamba nedamylėtas. Kitas bandymas šiek tiek labiau literatūriškiau išsireikšti neišmylėtas. Nesvarbu, kurį mes žodį paimtumėm, didžioji mūsų širdies drama yra tame, kad giliai širdį didžioji dalis jaučiam, kad mes nedamylėti. Jeigu tikėčiau aš, jeigu tikėtum tu, kad mes esam mylimi, labai daug gyvenimo problemų nebeliktų nei mano, nei tavo gyvenime. Aplinka nepasikeistų, o rūpesčiai liktų tie patys. Netgi skaudantis kaulai vyresniesiems liktų tie patys. Bet mano ir tavo elgesys, mano ir tavo žvilgsnis į gyvenimą ir šalia esančius žmonės, jis pasikeistų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, nepaprastai svarbu suvokti ir suprasti, kad Jėzaus pavyzdys plaunant kojas, jis nėra lengvai suvokiamas ir suprantamas. Netgi kai skaitom šitą šventąjį raštą, stengiamės savo galvoj susidėlioti kažkokį paprastesnį paaiškinimą. Paėmė ir nuplovė kojas ir kas čia tokio. Ne visai kas čia tokio. Įsivaizduokim Dievą ir žmogų, kuris ieško būdo pasiekti tavo ir mano širdį. O ką reikia pasakyti, kad tavo ir mano širdis patikėtų, kad jis myli tave ir mane? Ir kaip jis turi tą dalyką pasakyti, įrodyti, kad aš ir tu patikėtume? Kad jo santykis su tavo ir mano gyvenimu yra toks kupinas meilės ir rūpesčio, kad jis nuplaus ir rankas ir kojas, nuvalys visas nuodėmės, galiausiai mirs ant kryžiaus, kad niekada niekas, nei aš, nei tu negalėtumėm žiūrėti į jį ir sakyti, o žinai, Jėzau, tu nesupranti mano depresijos, mano vienatvės, mano skausmo. Tugi nežinai, ką reiškia būti nemylimu ir atstumtu ir daug įvairiausių tų sudėtingų išgyvenimų, kuriuos patiria mūsų širdis. Mes neturim tokios galimybės papriekaištauti Jėzui, kad jis nesuprantas kryžiaus ir kančios. Bet lygiai taip pat yra kita pagunda. Pagalvoti iš tikrųjų, kai matom, kad mūsų gyvenimai nėra tokie, kokie norėtumėm, o gal iš tikrųjų Dievui nerūpi mūsų likimas, konkrečiai mano ir tavo širdis. Ir tada Jėzus ateina iš tikrųjų primindamas, kad lygiai taip pat jis nori papenėti tavo ir mano širdį. Juk prisiminkim, mūsų kaip tikinčių žmonių susitikimas bažnyčioje, šventosiuose mišiuose nekyla todėl, kad tiesiog taip reikia. Kyla dėl to, kad Jėzus sako, tai daryk mano atminimui. Ir jeigu tau ir man svarbus yra Jėzus, daugiau, mažiau, bet svarbus, suprantu ir suvokiu, kad aš tai darysiu jo atminimui. Žiūrėkite, mėly broliai ir seserys, nuo to, kaip tikiu aš ir kaip tu tiki, kad Dievas tave ir mane myli, toks bus ir mūsų atsakymas. Atsimenat, ne kartą mes mąstėm, kad yra mūsų gyvenimo patirtis ir Dievo žodis. Ir savo gyvenimo patirtį turim sujungti su šventuoju raštu, su Dievo žodžiu. Štai ateina Velykos.
ką labiausiai sveikinsim su šventėm? Gi pačius artimiausius žmonės. Jeigu turi nors vieną draugą, kurį myli, būtinai pasveikinsi, jeigu bus galimybė netgi praleisi laiką kartu. Ir kuo iš tikrųjų tos draugystės, tos meilės yra mažiau, tuo mažiau šansų, kad mes prisiminsim juos. Juk kiekvienas iš mūsų turim keletą dešimčių turbūt pažįstamų žmonių. Bet pačių artimiausių žmonių, kurie tikrai yra mūsų, galėtumėm sakyti, širdį, nėra tiek daug. Štai kodėl, mėly broliai ir seserės, prisiminkim, tą, ką mylim, tą saugom. tą, ką mylim, tas yra brangus. Ar Jėzus tau ir man yra labai svarbus? Ar Jėzus, kuris kreipiasi į tavo ir mano širdį su prašymu, imk ir valgyk, liaudiškai kalbant, kad neištištum sunkumuose, imk ir valgyk iš tikrųjų, kad galėtum ištverti nepatogumus, imk ir valgyk, kad galėtum daug gerų dalykų padaryti. Ar girdi mano ir tavo širdis ir ar mes priimam visą tai giliai širdį? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, gyvenime mes patiriam daug įvairiausių dalykų. Kas esat jauni žmonės, šiuo metu jūs grumetės. Kas esat vyresni, turbūt anksčiau ar vėliau, jaunystėje grūmėmės su paprastu klausimu. Tai myli mane tėvas ir mama ar ne? Myli mane brolis ir sesuo ar ne? Kokį atsakymą nešiojas savo širdį? Juk, mėly broliai ir seserys, yra žodžiai ir yra darbai. Ir mano ir tavo elgesys su broliais ir su seserim ir su tėvais yra tai, kokį atsakymą turiu aš ir tu savo širdį. Jeigu mano ir tavo širdį yra šiltas atsakymas tėvui, mamai, vaikui, seneliui, anūkui, mano širdis ir tavo širdis myli. Bet jeigu nėra to šilumos, va toks ir atsakymas. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Jėzus nori priartėti prie mūsų širdžių ir galėtumėm sakyti, kad mūsų širdis, taip kaip apaštalų kojas, Jėzus nori numazgoti. Bet tam, mėly broliai ir seserys, reikia patikėti šituo dalyku. Kai Dievas priartėja ir nori nuginkluoti mūsų širdį, nuginkluoti ne ta prasme, kad padaryti ją pažeidžiamą, bet nuginkluoti tam, kad mes leistumėmės, priimtume, sutiktume, galėtumėm sakyti, Jėzau, prisijautink mane. Vot paimk ir prisijautink mano širdį, kad aš nebijočiau būti gerų žmogum. Kad mano ir tavo meilė kitiems žmonėms nebūtų su dideliu rezervu. Kad iš tų vaikiško išskaičiavimo, o kodėl aš, o kodėl ne kitas, netiltų pasipriešinimas mūsų širdyje. Dievas nori, kad jo karalystė būtų tavo ir mano širdyje. Kad tu ir aš lygiai taip pat galėtumėm plauti kojas šalia esantiems žmonėms, kurie niekuo nėra nusipelnę. Juk visi puikiai žinom, kad tikrai mums nesunku būtų tai padaryti žmonėms, kuriuos mes mylim. Sergantiem ar sužeistiem, ar jau nebegalintiems pasirūpinti savim. Bet jeigu reikėtų mums tai daryti nepažįstamiems žmonėms arba žmonėms, kurių nedamylim, arba kurie mums nesimpatiški ar erzina kažkuo, koks iššūkis būtų mano ir tavo širdį? Didžiulis. O kodėl aš tai turėčiau daryti? O kodėl šitam žmogui? Ir va tada susigrumtumėm ir labai nuoširdžiai pasakytume, neturiu Jėzau nei noro, nei jėgų tai padaryti. Ir tada suprantam, kodėl Jėzus sako, imk ir valgyk, kad turėtum drąsos ir noro.
Imk ir valgyk, kad netgi troškimą turėčiau aš ir troškimą turėtum tu. Ar galim leisti Dievui nuginkluoti savo širdis? Ir labai nuoširdžiai, paprastai, savai žodžiais pasakyti, kad Dieve pripildyk mane savo meilės. Ne tada, kai galbūt patys artimiausi mūsų nesupranta. Dieve pripildyk mano širdį savo meilės. Dieve leisk patikėti, kad tu iš didelės meilės man ir kiekvienam čia esančiam pakvietėjai ateiti į šitą pasaulį. Duok Dieve patikėti, kad tu nepaprastai gražiai kiekvieną iš mūsų sukūrei ne tada, kai 100 kartų per dieną suklumpam, ne tada, kai mums nuolat nesiseka, ne tada, kai šalia esantys žmonės nieko kito nedaro, kaip tik visą gyvenimą priekaištauja. Duok Dieve patikėti tavim. Duok Dieve patikėti tavo meilę. Ir duok Dieve, kad tos meilės niekas nepavogtų. Nei mūsų klaidos, nei mūsų nusiminimas, nei piktų žmonių žodžiai. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Jėzaus ženklas nėra jėga. Juk jis galėjo atsistot ir galėjo pirštų nurodinėti savo mokiniams. Kaip tikras mokytojas, daryk tą, daryk aną. O jis labai paprastai pasakė, jeigu nori turėti tikėjimą, tu nevadovausi, bet tarnausi. Sakykit, mėly broliai ir seserys, juk yra skirtumas, kai mus paprašo žmogus, kuris myli mus, ir mes žinom, kad jis myli. Ir kai žmogus paprašo tas, kuris vadovauja ir tik nurodinėja, kuris galbūt myli, bet mums atrodo galbūt nemyli. Juk mūsų širdį tučto jau atsiranda pasipriešinimas. Tučto jau atsiranda išsisukinėjimas. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, artėjant Velykų šventėms, paskutinės vakarienės metu, Jėzus pasikviečia pačius artimiausius. Ne 100, ne 1000, ne 5000, o artimiausius 12. Vienas iš jų išdavikas. Šį vakarą Jėzus pakvietė tave ir mane čia, lygiai taip pat. Tiesa, jis fiziškai neplauna mums kojų, bet palieka mums savo žodį, kuris lygiai taip pat bando prakalbinti mūsų širdį. Ar turėtumėm drąsos, paprastai maldoj paprašyti, o Jėzau, tu nuplauk man kojas? Ar mūsų širdį kiltų labiau žodžiai, kurie kilo šventajam Petrui? Ne, Jėzau, tu man neplausi kojų, aš esu nevertas. Šitą dalyką mes kiekvienas suvokiam ir suprantam. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, žiūrėdami savo gyvenimą, tyrinėdami savo gyvenimo patirtį ir klausiam, kiekvienas, ar matau, kaip Dievas myli mane? Ar tu matai, kaip Dievas myli tave? Ar tiki Jėzaus meilė, kuri trokšta pasiekti pačias giliausias širdies gelmes, kad patikėtum? Nes tik tada, kai patikėsiu aš, kai tu patikėsi, kad Jėzus myli tave ir mane, tada mes atsiliepsim Dievui sakydami, Dieve, sutinku ir noriu, kad tu būtum manį, veiktum manį. Tada malda nebebus našta, tada šventos mišios nebus laiko švaistymas, tada bus susitikimas su Jėzumi, kuris plauna mūsų širdis savo krauju. Tada iš tikrųjų mūsų gyvenimas bus vieta, kur Dievas nuolat mums rodės kelią, kuriuo turim keliauti. Tada mes suprasim, kad šventasis raštas ir mūsų tikėjimas nėra žodžiai, bet gyvenimas. Atmenat
yra nepaprastai gražus įžodinimas, kaip atrodo mūsų dvasinis gyvenimas. Evangelijoje pagal Joną pačioj pradžioj. Žodis tapo kūnu. Mes išpažįstam, kad mūsų tikėjimas remiasi tuo, kad mylėsim Dievą visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis. Kol suprantam, kad Dievas tarsi uždeda naštas mums, mes nesuprantam to, ką reiškia mylėti. Mes dar nepatyrėm tos Dievo meilės, to nuginklavimo, tos Jėzaus tarnystės, kai Jis ateina nuplauti mūsų kojų ir širdžių. Kai pradedam po truputį suvokti ir patirt, tada mes iš tikrųjų kartu su šventuoju Petru norim pasakyti Dieve ne tik kojas, bet ir galvą, ir rankas, ir visą kitą. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, jeigu jaučiam ar abejojam Dievo meilę, visada taip ir sakykim: Jėzau, padaryk kažką, kad patikėčiau tavo meilę. Amen.